Labas. Čia aš parodžiau sibuojantį laiko logiką. Senis laikas, bet sibuojantis laikas. Tai va, labai ačiū už garbę pakalbėti apie jūsų garsiausią žmogų. Ir aš apie jį nekalbėsiu. Ką? Girdit dabar? Girdit, nu gerai, reikės tylumą suardyti, nes tyluma buvo pagrota jau. Tai va, klausimas iškyla, kodėl Čiurlionis ir kodėl mane sugavo kalbėti apie Čiurlionį daug kartų Lietuvoje. Ir dar bus didelis susirinkimas rugsėjo mėnesį ir mane jau 50 pašnekovų pakviesta iš pasaulio. Ir mane pakvietė pagrindinių pašnekovų, tai reikės ką nors sumislyti. Ja. Tai kodėl man Čiurlionis geriausias menininkas? Nes mano raštai visą gyvenimą akademinį stengiausi ir pažadėjau studentams, doktorantams iš visų disciplinų, įskaitant ir astronomams, ir astrofizikams, ir visiems kitiems, kad kosmosas, pasaulis skiriasi nuo visų daiktų, nuo visų įvykių, nors niekas jo nėra matęs, jo nieko negalima suprasti. Ne? Tai kosminė sąmonė yra man reikšmingiausias dalykas. Aš turiu išleidęs vieną veikalą Lietuvoje, kosminė sąmonė. Ir tas gan man buvo įdomus, bet dabar tęsiu toliau per Čiurlionio suvokimą kosmoso. Ir tas man leidžia skirti meną nuo estetikos. Visi sako, mes studijuojam estetiką. Tai jie kalba apie vaizdus ir visą kitą, tai čia yra menas, bet ne estetika. Tai aš pasiėmiau šitą įvaizdį trumpam, nes man duoda tik 3 minutės pašnekėti. Tai aš pratęsiu, nes laikas negalioja Čiurlioniui. Ir klausimas iškyla, ką šitas paprastas vaizdelis kabutėse, nes yra daugiau negu vaizdai, turi bendro su pasauliu. Kada buvau labai jaunas, apie 2500 metų, turėjau labai gerą draugą, Euripidą, ir jisai buvo pasakęs, kad ne iš manęs, bet iš mano mamos ateina pasaka, kad kadaise žemė ir dangus buvo tas pats, bet galingi poetai, poetės, vatėjos milžinai išskyrė dangų nuo žemės ir tada atsirado žmogaus gyvenimo vieta tarp dangaus ir žemės. Ir visa poezija buvo, ir visi raštai buvo sukurt kelius tarp dangaus ir žemės. Visa mitologija turi tą eigą, kaip mes keliausim pas aukštybės, pas dievybės, Dievo yra dangus, skai ir visa kita, ir deivės, ir paskui žemyna ir visa kita, visos deivės apačioj, bet jie keičiasi visą laiką. Tai atsitinka taip, kad Čiurlionis savo tapyboje, savo muzikoje, kad tą muziką pritapo, aš truputį pasakysiu apie muziką, ir jisai, kaip matot, parodo, kad ta skiltis tarp dangaus ir žemės nebegalioja. Matot, šviesa iš viršaus ir apačioj eina viens į kitą ir viens per kitą, ne viens po kito. Tai žemė jau maišosi su dangum tame pačiame pasaulyje. Ir matot, daiktai, meno daiktai, objektai, ne čia žmogus, čia paukščiai ir visa kita,
tai jie nėra užbaigti. Jie nėra esmiški, jie esminasi. Ne? Tas žmogus neturi specifinės spalvos. Jis pasirodo kaip iškylantis iš pasaulio, iš kosmoso ir visuomet kyla ir kūrėsi. Ir tas pasaulis yra toks margas, aš paimu kartais Borgeso vardą Čiurlionio menui, pavadintas būtų Esplendores indefinidos, indefinite splendor. Ne? Tai čia nėra specifinės spalvos, jos veržiasi viena per kitą, eina viena per kitą ir viena ne po kito. Kai viena pasirodo, kitos yra uždengtos, bet yra taip pat ir matomos į gelmę. Matot, Čiurlionis nekūrė daiktų, nekūrė meno, jisai mėgino parodyti, kaip pasaulis kūrė daiktus, kaip daiktai esminasi iš pasaulio, bet niekada nepasirodo pilnai. Tai yra pasaulio kosmoso spalvos. Mes nežinom, ar čia saulės spalva, saulės nereikia. Net Čiurlionio darbuose kitose pamatysit saulę, bet saulė pasirodo ne kaip saulė, bet pasirodo specifinėje šviesoje, ten gelsvoje šviesoje. Tai nebėra saulės spinduliai, bet yra atspindis kosmoso spalvingumo, kuriame ir saulė pati pasirodo. Ir taip pat, pavyzdžiui, ar jūs girdėjote Čiurlionio nokturnas? Geriausias dalykas pasiklausyti yra naktį tamsumoje. Nes matot, čia sakau, yra toks virsmas. Ne? Viskas kyla iš gelmės ir slenka atgal į tą gelmę. Ir tas laikas yra neužbaigtas, bet visuomet kyla ir veržiasi ir taip pat slenka į gelmę, o ne į praeitį. Matot, Čiurlionis netapo laiko kaip kas buvo praeityje, čia mano atmintis, kas bus ateityje, lauksim ir taip toliau, tas laikas dingęs. Matot, kosmosas nėra laikinas, jisai laikinasi, jisai kūrėsi. Čiurlionio darbas nėra jo išmislas, jisai yra vieta, per kurią pasaulis kūrėsi toliau. Jisai yra tęsinys pasaulio kūrybos. Kai sako pasaulio kūryba, tai kūryba nepasibaigė. Pasaulis, tie klodai, tie spalvų klodai, tos dimensijos visuomet leidžia įvykiams pasirodyti, kilt, kaip sakė, esminasi, bet niekada nepatapt esme. Ir tada spalvos nėra tik tai spalvos daikto, bet yra nuspalvintos tų klodų kaip specifinė šviesa. Leidžia daiktui pasirodyti toj šviesoje, kaip sakant, kaip atrodo mėnulio spalvos tigras, ne? Arba šitas paukštė, jinai kyla iš mėlynės ir lyg įsisprauna iš mėlynės, bet spraunasi toliau ir spalvuojasi visokiamis spalvomis, bet nei viena spalva nėra to daikto spalva. Yra spalvinamasis kosmoso šviesos, kosmoso tamsos, kosmoso klodų. Ne? Tai paimkim dabar truputį. Mes kalbam gramatiškai, mus klaidina gramatika. Sako, diena yra šviesi, arba naktis yra tamsi. Nėra nakties kaip objekto, yra tamsuma. Ir tamsuma neturi spalvos. Viskas pasirodo tamsoje, ne? Ir Vilko balsai, ir Čiurlionio muzika pasirodo
tamsoje ir yra tamsus akordai ir visa kita, bet tamsuma yra tas klodas, kuris nuspalvina ir jo muziką, ir nuspalvina šešėlius ir visa kita, bet nėra jokio daikto savybė. Tai yra estetika, aisteton. Mus pagauna ne objektai, bet estetikos klodai, kurie yra gelmė, turi savo gelmę, nesibaigiančią ir visuomet pasirodančią ir kylančią per kitus klodus. Vienas pavyzdys. Čiurlionio laiko, kosminio laiko suvokimas. Tapyboje ir kaip sakant, muzikoje. Žmogiškai kalbant. Sakau, aš dabar laukiu draugo. Mano kasdieniškame, meniškame suvokime aš čia stoviu, gali mane nutapyti, aš dabar laukiu draugo, draugas ateis. Bet čiurlioniui draugas jau esminasi iš gelmės. Jau mano draugas pakelyje. Nors aš čia laukiu, bet jau draugas irgi yra duotas kartu pakelyje ir jisai iškyla iš tolumos, eina artyn. Ir čia yra ta logika čiurlionio tolumos artumas. Mes girdim tolumą labai arti. Žinai, kad čiurlionio akordai iš tolumos ateina, bet jau yra man arti. Ta toluma yra artumo gelmė, kosminė gelmė, nėra praeityje. Yra gelmė. Tai čiurlionio viena yda, kaip sakant, atrast tą gelmę. Ir kaip ta gelmė iš tos gelmės verčiasi, įvykiai iškyla, meno daiktai, objektai kabutėse kyla, bet niekada nėra baigti, nes jie visuomet yra kosmoso kūriniai ir kūrėsi toliau. Esminasi, nėra esmės. Tai sakau, čia čiurlionio pirmas žingsnis suvokti pasaulį per daiktus, nebaigtus daiktus. Ir tie daiktai nurodo, kad jie nebaigti todėl, kad jie dar kyla iš savo gelmės, iš savo laikinumo, bet tas laikinumas nėra viens po kito. Dabar aš kalbėjau su astronomais apie čiurlionį, aš kalbu su astronomais, labai aš mėgstu, jie labai įdomus žmonės, jie mėgina suprasti laiką. Aš sakau, čiurlionis būtų geriausias astronomas, nes jūs tik tai dabar astronomai pareiškė, kad mes, žiūrėkit, jie sako, pažodžius cituoju, sako, dabar mes girdim antbalsius pirmpradinio sprogimo. Tolumos artumas. Taigi prieš 13,5 milijardų metų, bet mums yra iš gelmės mes girdim tą tolumą, dabar girdim kaip antbalsiai. Muzikali metafora, bet ta giluma yra nuotolis, kuris yra arti. Todėl yra gelmė, o ne viens po kito. Tai čia čiurlionio, sakau, siūbuojantį vadinasi logika, ne? Daug menininkų mėgino kalbėti apie tai, pavyzdžiui, Sezanas sako, aš mėginu pagauti siūbuojančią logiką, ne? Aš turiu laikrodį, mano laikrodis siūbuoja, o nerodo viens po kito. Tai va, tai čia pradžiai taip. Dabar sugaudėt, kas yra ta čiurlionio ta siūbuojanti logika, tai galima pasikliauti net ir garsų pasaulį, nors čia yra irgi siūbuojanti logika, gali būti muzika, nėra skirtumo, todėl mes čiurlionį skaitom kaip sinestetika. Gali girdėti garsus per spalvas per garsus. Sako, labai spalvinga muzika, ne? Čiurlionis turi tą spalvingumą. Tai
dabar aš turiu dar vieną dalyką pridėti, tas muzikalumas. Kadangi muzika yra rašoma, tai yra klaida užrašyti muziką, sako nata po natos. Nu, sako, kompozitorius parašė, mes sekam natas vieną po kitos ir tada mes turim tą keistą suvokimą, kad muzika yra pakartojimas natų vieną po kitos. Melodijos nėra, kada yra natos viena po kitos. Kiekvienas kordas, kiekviena nata nedingsta. Ir staiga ta dingo, tada kita pasirodo. Ta pirma slenka į gelmę ir nutušuoja tą kitą. Nepasibaigia ta pirma. Ir ta kita yra nutušuota kitos ir visos slenka į gelmę, bet vis tiek verčiasi atgal ir nutušuoja kitas natas. Melodija yra tas nutušavimas viena kitos natos, o ne viena po kitos nata. Be to nutušavimo, be tos gelmės, kuri yra dar užlaikoma, ne praeityje, bet gelmėje, nebūtų melodijos. Tai įsiklausykite Čiurlionio melodiją, jis taip moka pagauti tą gelmę, kaip kiekvienas kordas nedingsta. Jisai verčiasi iš tolumo, iš nuotolio, jis patampa ar kitus kordus. Ir juos nutušuoja. Ir tie kiti kordai eina į gelmę ir vietoj kitis tušuoja. Paskutinis kordas yra nutušuotas visų kitų kordų iš gelmės. Tada mes suprantam melodiją. Tai va, tai čia ir jūs sakau, tas versmė iš gelmės, kuri verčiasi į gelmę, bet ta gelmė nedingsta. Yra, aš vadinu tą angliškai Čiurlionio muziką, fonos, garsai, diafonos, pergirdėjimas viens per kitus, ne viens po kito. Ir čia vizualiai kalbant, sakau, čia yra diafonos. Permatoma. Per tą spalvą aš permatau kitas ir jų gelmes, nes šitą paviršius nebūtų paviršius be gelmės. Tai čia ta mažas įvadas į Čiurlionio siūbuojančią logiką, ne? Ta veržla. Tai kosmosas veržiasi ir kūrėsi. Niekada dar nėra pabaigtas, sako, pasaulis buvo sukurtas. Jisai kūrėsi toliau ir Čiurlionis yra tęsinys tos kūrybos. Jisai nekuria iš savęs, jis tęsia pasaulio kosminę kūrybą per meno objektus. Čia meno objektai, žmogus ir visa kita, bet jis jau yra sujungęs dangų ir žemę. Jis jo, kaip sakant, kojos yra danguje ir dangus yra ant žemės ir žemė linda per dangų. Vienu žodžiu, tas veržla. Skirtumo tarp dangaus ir žemės nebėra, tą mes vadinam kartais integracija, kosminė integracija. Ne? Mes negalim skirti dangaus ir žemės, mes tuo atveju mes esam kosmiški kelionės, keleiviai, ne? Klajokliai, kaip čia vartoju Nyčės metaforą, mes klajojam, bet mes klajojam tame labai gražiame estetinėme kosmose. Estetika, sakau, yra atvira daiktus, kurie pasirodo, esminasi, niekada nepasibaigia. Žiūrėkit, jau kiti peizažai, žuvytė. Sako, tenai atrodo, žyb, tenai brūkšniukas toks ir toks ir toks. Tai žuvytė yra tame vandenyje, savo aplinkoje. Ir jį mirga, esplendorės indefinit, sako, tikra žuvytė, ištrauksim, parodysim, kaip ji tikra yra. Jinai jau yra kitoje atmosferoje.
yra saulė šviesoje, grinoje ir taip toliau. Ir ta atmosfera jau yra kitokia. Ir į tenai rodosi visai kitaip kosmoso kloduose, kitas uždengta kitų klodų spalvos, tenai šviesos ir taip toliau. Ir tai jisai sugauna, kaip įvykiai iškyla, bet nėra pabaigti. Ne? Tai jūs gal geriau irgi menininkai žinot Van Goghą, kodėl jis išėjo iš proto. Jisai mėgino pagauti tuos galingus kosmoso klodus, tą sinestetiką. Kartą jo klausė, Vincentai, tu tapai tuos javus. Tai mato, sako, čia impresionizmas, ekspresionizmas, čia dvasingumas ir visa kita, nieko bendro, jokio simbolizmo nėra. Jisai vartojo meno objektus, kaip, pavyzdžiui, žmogus ir paukščiai, ir visa kita meno objektai, pagauti tą kosminį veržimąsi, tą laiko kilimą ir slenkimą, tą siūbavimą, tą nuotolį artumoje ir artumą nuotolyje. Ir Van Goghas pagaliau sako, aš netapau javų, aš mėginu pagauti šios dienos auksinį skambesį. Auksinis skambesis yra viską apsupantis, be jokios spalvos, be jokio, neturintis jokios daiktų savybę, nėra jokio daiktų savybę, bet tas auksinis skambesis gali būti pagaunamas ant javų, ant jo galingų gėlių. Tai Čiurlionis tą ir pagauna, tą dieną, tą bespalvį geltonumą, kuris apdengia viską. Čia ir negali sakyti, čia saulė šviesa ar kas kita. Ir jeigu būtų saulė, kai kartais jo saulė pasirodo, tai saulė irgi pasirodo toj specifiniai dimensiniai šviesoje. Ta šviesa nėra saulės atspindys, nėra saulės, kaip sakant, savybė. Bet tos geltonos mėlynės, kaip sakant, nematytume saulės. Ne? Saulė irgi veržiasi, esminasi per tą kosminį estetikos klodą. Kolega norės. Tai va. Tai dabar galim kalbėti dar toliau. Matot, menas turi dar vieną ydą, turi tą pastovumo daiktavardžio interpretaciją. Sako, dangus yra mėlynas. Kas tas dangus? Šalia mėlynės yra daiktas ir turi mėlyną spalvą. Nėra tokio daikto. Yra mėlynė, grina mėlynė. Viskas pasirodo debesiukai ir paskui vakarinės žvaigždutės pasirodo toj mėlyniai, nublūkusioj mėlyniai. Ta mėlynė nėra spalva jokio daikto. Yra kosminė estetika. Aisteton. Gal jūs mane varys to jau lauk? Gal jūs buvo tokia filma, kaip nemirštanti mylimoji Beethoveno istorija, Immortal Beloved. Ir Beethovenas buvo vaikas, dar paauglys, ir jo tėvas pijokas jį mušdavo. Žinai, boksuodavo ausis, todėl jis kurčias patapo. Nes daužė ausis, tai Beethovenas vieną naktį pabėgo. Jo tėvas grįžo girtas, jis girdė tėvą grįžtant girtą, jisai įsprūko ir nubėgo į ežerą. Ir tenai įlipo į Bridų ežerą ir atsigulė. Visas žvaigždynas atspindi ežere.
jisai atsigulė ir guli žvaigždyne. Nes nėra skirtumo, ar tenai jisai skliaute ar vandenyje. Vienu žodžiu, jisai pasijuto kosmose. Viskas matosi, didžiuliai klodai, didžiulė apimtis, ir ta naktis, tada vienu žodžiu, ta tamsuma neturi spalvos, bet toje bespalvėje naktyje pasirodė tie visi žvaigždynai. Ir tada ta naktis nutapė tų žvaigždžių skaidrumą. Ir jisai gulėjo žvaigždynę. Ir tai buvo jo simfonijos. Tai Čiurlionis yra daug akylesnis, kaip pagauti šitos klodus, kad jas vadinu dimensijomis ir taip toliau, bet geriausia suvokti estetiką. Matot, ir graikų klasika tą vadino be neribota apeiron. Aperas yra riba, apeiron yra neribotumas. Daiktai mėgina apriboti, bet jie irgi priklauso apeiron, neribotumui. Ir neribotumas yra estetinis klodas. Jisai sklinda ir neturi ribos. Gali eiti toliau, gali eiti naktį toliau ir nepasieksi nakties. Visuomet būsi tamsumoje, ne? Yra apeiron. Kokia yra nakties riba? Ne? Aš myliu, aš esu beprotis, kai yra naktį didžiulė audra, griaustinis, aš įlipiu į aukščiausią medį ir siūbuojuosi. Labai malonu. Laukiu, kad perkūnas mane pagautų, bet išsiganda perkūnas, nebijo manęs, tai aš siūbuojuosi. Siūbuojanti logika, ne? Nokturninė muzika. Ir tą gali pagauti savo kūniškumu, savo siūbavimu. Tai va. Tai matot, čia truputį prašė įvadą į Čiurlionio kūrybą. Čiurlionis nekuria ko nors daiktų, jisai tęsia pasaulio savikūrybą. Pasaulis niekada nebus baigtas, visuomet kūrėsi. Ta Big Bang dar, kaip sakant, skamba dabar, ne, iš visos gelmės. Tai Čiurlionis tai kaip tik tą permatomą gelmę. Pažiūrėkite į jūrą, ar jūros simfonija. Jūra veržiasi per medžius, krenta atgal į gelmę ir vėl verčiasi iš gelmės, neturi krypties. Tai jisai, Indijoje, kai kalbu, sakau, Čiurlionis išreiškia jūsų kosminę sąmonę, kad yra vandenynas ir bangos siūbuoja. Bangos neina viens po kitos. Tik vakariečiai nutarė, kad bangos turi kryptį, nes yra krantai, nulekia į vieną krantą, atsimuša, grįžta atgal. Bet tai nėra krantų, tai siūbuoja. Vienas kyla, kitas krenta, bet neturi krypties. Uždėkit medelį ant bangų, bangos, bet neturi krypties. Tai tą pagautą siūbavimą, ta Čiurlionio, pavyzdžiui, jūra, yra tas kilimas, nuslūgimas į gelmę ir kilimas daugiau ir be perstojas savęs kūrimas pasaulio. Laiko, kaip sakant, čia laikas nutušuotas, laikas pats yra veiklus. Ne? Turi gelmes ir čiurlioja. Aš vadinu tą veržlą galingą pasaulio, kosmoso. Ir aš dabar dar pridėsiu paskutinį žodį. Ja, jau rėktų ant manęs. Paskutinis žodis yra toks, kad mes kaip žmonės esam to kosmoso vaikai. Mes nesam baigti, nes mes būtų labai patinas, labai juoktųsi iš mūsų. Sakyt, durniai. Pavalgai, pamiegi ir pažaidai,
pavalgai, pamiegi. Kodėl mes kūrėm be jokio tikslo? Tokie paminklai, tokie menai, jie nieko mums gyvybei nepadeda, kai sakant, mes jų negalim suvalgyti, negalim nieko kito, kam patinka nuperka, kam nepatinka neperka, bet jie yra, kaip sakant, perteklius tos kosminės veržlos. Mes esam irgi, jeigu mes esam žmonės, kurie kūrėm, mes esam, mūsų savastis yra tęsinys pasaulio kūrybos, pasaulio saulutės kūrybos. Mes esam saulės vaikai, saulės energija, mes kūrėm tą energiją. Sako, algi tu niekad nepavargsti, juk mokslas sako, energija pasibaigė. To nėra. Kuo daugiau darai, tuo daugiau kūrybos, tuo daugiau veiklos, tuo daugiau aistros. Nustosi veikti, nudvėsi, atleiskit. Kai sako, atstatysi patkavas į mėnulį. Ir dar vienas dalykas, aš klausiau menininkų, žiūrėkit, Čiurlionį kitą tapybą, kaip atrodo, kokios spalvos yra mėnesiena. Sako, mėnulio spalva, mėnulis yra sidabrinis, mėnulio šviesa neturi spalvos, bet jį pasirodo ant įvairiausių dalykų. Naktį, pavyzdžiui, eik mėnulio šviesoje, tarp lapų įvairovė, ta esplendoris indefinitus, ta indefinite splendor, tai mirga mėnulio spalva, bet be spalvos. Nors jį nuspalvuoja, lapai patampa vis, kaip sakant, mėnulio spalva ir visa kita, mėnesienos spalva, bet ta mėnesienos spalva yra klodas be spalvos. Pačios spalvos negali pagauti. Tai objektai meno pagauna tą mėnulio šviesą, bet mėnulio šviesa yra linda per visatą. Visur pasirodo. Kosminį apima ir visą nokturnus sonatas ir visą kitą. Ir sakau, ar jūs matėt kada mėnesienoj sidabrinės spalvos, mėnulio šviesos šunį? Nei rudas, nei baltas, nei juodas, mėnesienos spalvos šuo, ne? Tai kokia spalva? Tai va, tai sakau, aš čia variantus darau, mėginti jums atvert, kad Čiurlionis tapo ne daiktus, bet per daiktus parodo, per jų veržlą, jų kilimą ir visuomet nebaigtumą, parodo tą kosminį veržlumą, tą gelmę, kuri niekada nesibaigia ir jį tęsiasi per galingus menininkus kaip Čiurlionis. Čiurlionis netapė. Jis tapė, ko pasaulis reikalavo. Tai čia yra zen praktika irgi, sako, aš sakau, kaip zen žmogus, sakau, per Čiurlionį pasaulis reflektuoja save ir tęsiasi toliau. Ačiū labai.